15 skyrius. Pasiekite pusiausvyroje esančią sąmonės būseną. Norėčiau pakalbėti apie Kristaus sąmonės esmę. Kai jūsų kūrėjas nusprendė kurti savo paties tiesas, jis susidūrė su tam tikra dilema. Ši dilema buvo, kaip subalansuoti santykį tarp individo ir visumos, idant individas nesijaustų atskirtas nuo visumos ir jo veiksmai nemažintų, bet didintų šią visumą. Jūsų kūrėjas turi savimonę, kuri yra visa apimanti. Viskas formų pasaulyje egzistuoja jūsų kūrėjo sąmonėje, kadangi jūsų kūrėjas viską sukūrė iš savo paties substancijos, esybės ir sąmonės. Lygiai taip pat viskas, ką sukūrė savimonę turintys bendrakūrėjai, kūrėjo individualizacijos, buvo sukurta iš Dievo esybės. Jūsų kūrėjas yra visame kame, kas kada nors buvo sukurta, ir todėl jūsų kūrėjas turi suvokimą, kad yra viskas ir visuose. Nėra visiškai teisinga sakyti, kad kūrėjas kuria formas. Teisingiau būtų sakyti, kad kūrėjas įkūnija save tam tikros formos pavidalu. Kūrėjas prisima tam tikrą formą ir įsupa save į apribojimus, neprarasdamas savo visuotinumo. Kai forma pradeda savo egzistavimą, ši forma egzistuoja būtent dėl to, kad turi tam tikras charakteristikas, kurios ją išskiria. Iš Dievo viseto, kuriame nėra jokių formų. Iš tuštumos, kurioje egzistuoja tik tamsa ir todėl nėra jokių formų. Iš kitų formų, kurios egzistuoja formų pasaulyje. Pati kiekvienos formos esmė yra ta, jog ji yra apibrėžta individualios charakteristikomis, kurios ją atskiria, diferencijuoja. Jeigu ši forma neturėtų jokių charakteristikų, ji tebebūtų visete ir todėl neegzistuotų kaip atskira forma. Kai kūrėjas materializuoja save savimonę turinčios būtybės pavidalu, ši būtybė privalo turėti individualias charakteristikas. Jeigu būtybė neturėtų individualumo, ji neegzistuotų kaip atskira būtybė ir vis dar tebebūtų neatsiskyrusi nuo Dievo viseto. Kas liečia nejudančias formas arba būtybės, kurios neturi savimonės, pavyzdžiui gyvūnai, individualių charakteristikų egzistavimas nekelia problemų, kadangi atsiskyrimas nuo visumos per įgytą formą niekada negalėtų atvesti prie atskirties nuo visumos. Kai kalba pasisuka apie savimonę turinčias būtybės, iškyla potenciali problema, tam tikra mįslė. Savimonę turinti būtybė gali egzistuoti tik todėl, kad turi savimonę. Jis sąmoningai suvokia savo pačios egzistavimą. Pačioje jūsų tapatumo šerdyje glūdi suvokimas, kad egzistuojate kaip savita būtybė, turinti individualias charakteristikas ir potencialą išreikšti šias charakteristikas savo kūrybinėmis galiomis. Būtent tą jūs ir buvote sukurti daryti – išreikšti savo individualumą, kurio pagalba betrakurtumėte Dievo karalystę, kad ir kur gyventumėte, tame tarpe ir Žemės planetoje. Jūs taip pat buvote sukurti išreikšti savo individualumą, būdami visumos dalimi ir Dievo kūno dalimi, bendrakūrėjų šeimos, egzistuojančios formų pasaulyje dalimi. Jūs nebuvote sukurti išreikšti savo kūrybiškumą, lyg egzistuotumėte vakuume. Jūs buvote sukurti išreikšti savo individualumą tokiu būdu, kad tai išplėstų visumą, kurios dalimi jūs esate ir nuo kurios niekada negalėsite būti atskirti. Bendrakūrėjai su Dievu galite būti tik todėl, kad turite vaizduotę ir laisvą valią. Jūsų vaizduotės ir laisvos valios reiškimasi apsprendžia jūsų savimonę. Jūsų požiūris į save lemia, kaip naudojatės savo vaizduotę, vizualizuodami dar neįkūnytas formas. Tai taip pat lemia ir tai, kaip naudojate savo valią nuspręsdami, kurias formas įkūnysite arba kurias formas galite, o kurių negalite įkūnyti. Kol jūsų savimonė yra harmonijoje su Dievo realybė, tai yra, kol save laikote visumos dalimi ir Dievo kūno žemėje dalimi,
Jūsų individuali išraiška bus harmonijoje su visuma. Jau pats faktas, kad turite neribotą vaizduotę, reiškia, kad galite įsivaizduoti tokią savimonę, kurioje save laikytumėte atskirtų nuo Dievo visumos ir atskirtų nuo kitų savimonę turinčių būtybių, gal netgi matydami save konkuruojančių su jomis. Tas faktas, kad turite nevaržomą laisvą valią, reiškia, jog galite pasirinkti tikėti, kad jūsų ribotas savivaizdis yra tikrovė, tuo būdu susikurdami naują savivaizdį, kuris būtų paremtas atskirtimi, užuot buvęs paremtas pirminiu vienovės jausmu, su kuriuo buvote sukurti. Ši galimybė yra neišvengiamas jums duotas laisvos valios ir vaizduotės aspektas. Tai nėra neišvengiama, kad turėtumėte naudotis savo kūrybiniais gebėjimais, susikurdami tokį ribotą savivaizdį. Dievas padarė viską, kas įmanoma, kad palengvintų jums išsaugoti teisingą savivaizdį ir toliau statyti ant šio savivaizdžio, tampant daugiau, nei buvote sukurti būti, užuot susikūrus netikrą savivaizdį, kuriame tampate mažiau, nei buvote sukurti būti. Esminis klausimas yra, kaip išvengti, jog savimonę turinti būtybė nesielgtų taip, lyg būtų atsiskyrusi nuo Dievo, lyg egzistuotų atskirai nuo Dievo, arba lyg būtų vienintelė savimonę turinti būtybė visatoje, arba vienintelė svarbi būtybė. Esu tikra, kad jau suvokėte šią dilemą. Dievas sukūrė didelį skaičių savimonę turinčių būtybių, kurioms yra skirta būti bendrakūrėjais. Nė viena iš šių savimonę turinčių būtybių nebuvo sukurta būti sala. Nė viena būtybė nebuvo sukurta egzistuoti pati savo ar atskirai nuo Dievo ir kitų. Nė viena būtybė nebuvo sukurta būti mylimiausiu sūnumi, kuris galėtų elgtis kaip karalius, paversdamas visus kitus savimonę turinčias būtybės savo tarnais. Iš tiesų, kaip yra sakoma Biblijoje, Dievas neatsižvelgia į asmenis. Apaštalų darbai, 10 puslapis, 34 eilutė, kurie jis myli visus savo bendrakūrėjus begalinę meilę. Kai meilė yra begalinė ir besąlyginė, negali egzistuoti jokie palyginimai ir todėl negali būti mylimiausių sūnų ar dukterų. Visi yra mylimi tokia pačia meilė, nes visi yra vienodai vertingi ir svarbus Kūrėjo akyse. Kaipgi galėtų būti kitaip, jeigu kiekviena savimonę turinti būtybė yra sukurta iš Kūrėjo substancijos ir todėl yra pats Kūrėjas, materializavęs save individualios būtybės pavidalu. Kai Kūrėjas savimonę turinčiai būtybei yra suteikęs vaizduotę ir laisvą valią, šiam bendrakūrėjui tampa įmanoma atsiskirti nuo visumos ir pradėti elgtis taip, lyg būtų atskirtas nuo kitų ar netgi svarbesnis už kitus. Atsiskirdama nuo visumos, savimonę turinti būtybė paragauja gėrio ir blogio pažinimo vaisiaus. Pradžios 2 puslapis 17 eilutė. O iš tiesų tai reiškia reliatyvaus gėrio ir blogio. Šioje dualizmo sąmonėje palyginimai pasidaro įmanomi ir todėl bendrakūrėjas gali susikurti savivaizdį, kuriame save laikytų geresniu arba vertingesniu už kitus. Ši būtybė gali susikurti troškimą valdyti kitus ir kontroliuoti visumą, užuot dirbusi dėl visumos išplėtimo. Jeigu bendrakūrėjas priima šį dualistinį savivaizdį kaip realybę, bendrakūrėjas ima elgtis taip, lyg tai būtų realybė. Bendrakūrėjas pamažu gali pasidaryti taip stipriai susikoncentravęs į šią savo paties susikurtą realybę, jog visiškai pamiršta savo tikrąjį tapatumą. Bendrakūrėjas, kuris buvo sukurtas visą laiką išsaugoti žinojimą, jog yra Dievo individualizacija, gali prarasti šią vienovės būseną, gali prarasti šią malonės būseną ir nupulti į ribotą tapatumo jausmą, kuriame save laikytų atskira būtybė, atskirta nuo Dievo ir atskirta nuo Dievo kūno. Pastaroji galimybė ima egzistuoti tą pačią akimirką, kai Dievas sukuria būtybės, kurios turi savimonę, vaizduotę ir laisvą valią.
Dievas visiškai nenori, kad bent vienas jo sūnus ar dukra pasiklystų šiame žemesnėme tapatumo jausme. Tėvui malonu jums dovanoti karalystę, tačiau šią karalystę galite gauti tik tuo met, kai save laikote Dievo sūnumi ar dukra, sugebančią ir verta gauti šią karalystę. Jeigu esate įstrigę žemesnėme tapatumo jausme, kuriame save laikote atskirtais nuo visumos ir todėl manote nesantis verti gauti Dievo gausą arba nesate jos nusipelnę, negalite gauti šios karalystės pilnatvės. Tai nėra tai, ką Dievas norėtų matyti. Tad kaip tuomet būtų galima šito išvengti? Tiesą sakant, to niekada nebus galima išvengti kaip potencialiai egzistuojančios galimybės. Vienintelis būdas panaikinti galimybę jums įstrigti žemesnėme tapatumo jausme būtų atimti iš jūsų vaizduotę ir laisvą valią. Jeigu neturėtumėte gebėjimo įsivaizduoti riboto tapatumo jausmo ir jeigu neturėtumėte valios priimti šio jausmo kaip tikrovės, negalėtumėte pasiklysti. Jeigu neturėtumėte šių kūrybinių gebėjimų, negalėtumėte būti bendrakūrėjai su Dievu ir todėl negalėtumėte tapti daugiau. Negalėtumėte prisidėti prie Dievo šviesos intensyvumo didinimo, idant visa tuštuma galėtų būti užpildyta šviesa. Tapti daugiau ir užpildyti tuštumą būtent ir yra esminis tikslas, dėl kurio egzistuojate. Klausimas, su kuriuo Dievas susiduria, yra, kaip padaryti, kad naudoti savo kūrybiškumu jums būtų kaip įmanoma saugiau. Tai reiškia, jog galėtumėte tai daryti, nepamirštami savo kilmės, savo šaltinių. Nors ši problema neturi jokio absoliutaus sprendimo, kadangi jūs turite laisvą valią, ji iš tiesų turi sprendimą, kuris yra absoliutus ta prasme, kad niekada negalite prarasti potencialo susigrąžinti savo tikrąjį tapatumą. Dievas surado labai išmoningą būdą, kurio dėka niekada negalite prarasti galimybės sugrįžti į jo karalystę, kad ir kaip toli būtumėte nuo jos nutolę savo sąmonėje. Vienatinis kūrėjas pradėjo kūrybinį procesą, sukurdamas dvi viena kitą papildančias jėgas. Daoizmo religijoje šios jėgos yra vadinamos Jin ir Jan, tačiau aš norėčiau jas vadinti tėvo plėtimosi jėga ir motiną sutraukiančia jėga. Šios dvi jėgos gali atrodyti priešingos, tačiau tai nėra besąlygiškai teisinga. Nors atrodo, kad veikia priešingomis kryptimis, iš tiesų jos yra viena kitą papildančios jėgos. Jos viena kitos nepanaikina, o tik subalansuoja viena kitą. Ir tik tuomet, kai šios jėgos yra tobulai subalansuotos, yra sukuriama tvari forma. Ką reiškia, kad kažkas yra tvaru? Norint tai suprasti, reikia suvokti esminį kūrimo tikslą, kuris yra išplėsti Dievo šviesą, išplėsti Dievo karalystę, idant ji užpildytų tuštumą. Nuolatinis augimas, nuolatinė savitranscendencija yra tikslas. Plėtimosi jėgos vaidmuo yra stumti kūriniją į išorę, plėtimosi kryptimi, idant ji niekada nestovėtų vietoje, idant ji netaptų apribota konkrečia forma, bet visada augtų ir taptų daugiau. Tam, kad būtų galima ką nors sukurti iš kūrėjo singuliarumo, privalo egzistuoti į išorę nukreipta jėga. Jeigu į išorę nukreipta jėga būtų vienintelė jėga, kūrinyje tiesiog būtų nesibaigiantis sprogimas, kuriame atskiros formos nebūtų įmanomas. Sutraukianti motinos jėga subalansuoja tėvo plėtimosi jėgą ir kai atsiranda pusiausvyra, tampa įmanoma sukurti formą, kuri būtų tvari. Šios dvi bazinės kūrimo jėgos padeda pamatus formos sukūrimui. Esminis raktas į sėkmingą kūrinyje yra teisinga pusiausvyra tarp dviejų bazinių jėgų. Jeigu plėtimosi jėga pasidaro pernelyg stipri, visos formos yra išsprogdinamos. Jeigu sutraukianti jėga pasidaro pernelyg stipri, augimas sustoja ir galiausiai visos formos ima griūti iš vidaus ir materijos šviesa grįžta į rimties būseną. Privalo egzistuoti kažkas, kas galėtų išsaugoti teisingą pusiausvyrą
tarp dviejų jėgų ir užtikrinti, kad visa kūrinyje būtų tvari, bet kartu niekada nestovėtų vietoje. Tvarumas nereiškia stovėjimo vietoje. Tai reiškia nuolatinę savitranscendenciją. Kodėl taip yra? Todėl, kad jau pats gyvybės apibrėžimas sako, jog gyvybė yra tai, kas auga, kas egzistuoja nuolatinėme savitranscendencijos procese, kas nuolatos tampa daugiau įsikūnyjime, esančių dievų ir todėl gali išstumti tamsą, kuri yra tuštumoje. Nei plėtimosi jėga, nei traukimosi jėga negali sukurti formos savarankiškai. Plėtimosi jėga visada plėsis, o traukimosi jėga visada trauksis ir bet kuriuo atveju visos formos, visos struktūros bus sunaikinamos. Tam, kad galėtų būti sukurta forma, ji pirmiausia privalo egzistuoti kaip potencialas, kaip proto įvaizdis. Šis įvaizdis turi subalansuoti šias dvi jėgas, idant forma galėtų būti palaikoma dinamiškoje būsenoje, kurioje forma nebūtų statiška, bet tarnautų kaip platforma tolimesniam augimui. Motinos sutraukianti jėga yra įdiegta į materijos šviesą. Galėtume tai palyginti su vandenynu, kuris yra ramus ir be bangų. Tėvo plėtimosi jėga yra tarsi vėjas, kuris pučia į vandenyną ir kelia bangas. Šios bangos begalinėme šviesos vandenyne pasirodo atskirų formų pavidalu. Materijos šviesa turi potencialą prisimti bet kokią formą ir kai kurios iš šių formų gali viena kitą panaikinti, kaip ir vandenyne susidūrusios bangos gali viena kitą panaikinti. Kas lemia, kaip į egzistavimą bus atnešamos specifinės formos? Konkrečios formos charakteristikos privalo egzistuoti kaip potencialas ir tik tuomet ši forma gali būti perkeliama ant motinos šviesos. Tėvo plėtimos jėga privalo turėti matricą, į kurią galėtų tekėti, idant galėtų išjudinti materijos šviesą ir priversti ją prisimti tam tikrą formą vietoj netramdomo sprogimo. Nei plėtimosi jėga, nei traukimosi jėga negali sukurti proto įvaizdžio ir pasinaudoti jo, kad nukreiptų plėtimosi jėgą į motinos šviesą. Toks įvaizdis gali būti saugomas tik tai savimonę turinčiame prote. Tokiame prote, kuris turi gebėjimą sukurti įvaizdį ir turi valią perkelti šį įvaizdį ant materijos šviesos. Šis protas taip pat privalo turėti savimonę. Tai reiškia, jog jis turi suvokti savo egzistavimą ir savo gebėjimą naudotis pamatinėmis kūrimo jėgomis. Kūrėjas turi tokį protą, tačiau kūrėjas nenorėjo visko sukurti pats vienas. Kūrėjas nusprendė save įkūnyti individualiomis būtybėmis, galinčiomis vykdyti bendrakūrėjų vaidmenį. Šios būtybės turi proto gebėjimą įsivaizduoti dar neįkūnytos formos įvaizdį ir tuomet jos gali suprojektuoti šį įvaizdį ant materijos šviesos. Tėvo plėtimosi jėgai tekant į matricą, materijos šviesa prisiema atitinkamą formą. Kas bendrakūrėjams suteikia šį gebėjimą? Tai, kad jie yra dar vieno Dievo aspekto, dar vienos kūrėjo išraiškos individualizacijos, kurią Biblija vadina žodžiu arba viengimiu Tėvo sūnumi, pilnu malonės ir tiesos. Jono 1 puslapis 14 eilutė. Daugelis krikščionių patikėjo, kad Jėzus Kristus buvo viengimis Dievo sūnus, ar kad jis buvo Dievas nuo pat pradžių. Ši idėja nėra besąlygiškai teisinga. Kiekviena kada nors sukurta savimonę turinti būtybė yra Dievo sūnus arba dukra. Viskas, kas kada nors buvo sukurta, išėjo iš Dievo esybės ir sąmonės. Ir todėl žvelgiant iš tam tikro požiūrio taško, tai yra Dievas nuo pat pradžių. Ta akimirka, kai individualizuota forma arba būtybė pradeda egzistuoti, ji įgyja savitas charakteristikas ir todėl nustoja būti Dievo visuma. Tai galioja tiek Jėzui Kristui, tiek jums. Jėzus atsirado iš Dievo visumos ir jis buvo ir yra Dievo sūnus. Jūs taip pat atsiradote iš visumos ir jūs taip pat esate Dievo sūnus arba dukra. Jėzus netgi patvirtino savo lygybę su visa gyvybė žodžiais.
Ką padarėte vienam iš šių mano mažiausių brolių, man padarėte. 25 puslapis, 40 eilutė mato. Jeigu užaugote tradicinės krikščionybės skleidžiamoje stabmeldystės aplinkoje, galite pamanyti, kad mano teiginiai yra šventvagiški. Jėzus niekada savęs neišskyrė iš kitų ir jis taip pat savęs neprilygino Dievui. Kodėl jūsų manymu jis sakė, kodėl vadini mane geru? Ne vieno nėra gero, tik vienas Dievas. Mato 19 puslapis 17 eilutė. Tradicinė doktrina, esą jis yra viengimis Dievo sūnus, Jėzus, laiko pačiu didžiausiu piktžodžiavimu ir pasityčiojimu iš visos jo misijos. Šiomis doktrinomis Jėzus buvo atskirtas nuo visų kitų žmonių ir paverstas tabu, užuot buvęs pavyzdžiu. Jėzui iš tiesų nepatinka, kad tiek daug krikščionių šoka aplink šį aukso veršį, užuot pripažinę faktą, kad Jėzus atėjo jiems parodyti jų tikrąjį potencialą, susigrąžinti savo dangiškąjį paveldėjimą. Tikrasis skirtumas tarp jūsų ir Jėzaus yra tai, kad jis pripažino ir priėmė savo Dievo sūnaus kilmę, kai tuo tarpu jūs to dar nepadarėte. Jūs iš tiesų turite potencialą susigrąžinti savo tikrąjį tapatumą, sekdami Jėzaus parodytų pavyzdžių ir leisdami šiam protui būti jumise, kuris buvo ir Kristuje Jėzuje. Filipiniečiams 2 puslapis 5 eilutė. Kas yra šis protas, kuris buvo Jėzuje? Tai yra Kristaus protas, tikrasis viengimis Tėvo Kūrėjo sūnus. Ši sąmonės būsena yra visuotinis protas, visuotinė sąmonės būsena, kurią Dievas Kūrėjas sukūrė vykdyti specifinę funkciją, būti tarpininku tarp jo paties ir visų individualizuotų jo tiesų, Dievo bendrakūrėjų. Kristaus proto tikslas yra užtikrinti, kad ne vienas bendrakūrėjas negalėtų visam laikui prarasti savo tikrojo tapatumo ar Dievo įstatymų žinojimo. Kristaus proto funkcija yra užtikrinti, kad visos formos buvo kuriamos pagal Dievo įstatymus ir kad forma, kuri nėra harmonijos su šiais įstatymais, negalėtų egzistuoti amžinai. Kai Dievas jūs sukūrė, jis jums davė unikalų individualumą. Tai yra jūsų kūrybinis potencialas. Ir naudodamiesi savo kūrybinėmis galiomis, natūraliai išreiškite savo individualumą visose savo kūriniuose. Jūsų individualumas yra Dievo jums padovanota dovana. Ir kai leidžiate savo šviesai šviesti, jūsų individualumas tampa įkūnytas kaip jūsų dovana pasauliui. Jums Dievo duotas individualumas iš tiesų yra tokio nepaprasto grožio ir nuostabumo, kad dauguma žmonių net nepajėgtų to priimti savo dabartinėme tapatumo jausme. Kaip Jėzus sakė, jūs esate dievai, Jono 10 puslapis 34 eilutė. Tai reiškia, jog buvote sukurti tokiame nepaprastame grožyje ir tobulume, kad tai toli peržengia žmogiško tapatumo ir žinojimo ribas. Buvote sukurti būti nepalyginamai didesniais, nei sugebate šiuo metu priimti. Ir šis Dievo jums duotas individualumas niekada negalės būti prarastas, nes jis amžiams yra įrašytas į visuotinį Kristaus protą. Viengimis Dievo sūnus yra jūsų tikrojo individualumo saugotojas ir todėl Kristaus protas taip pat yra raktas šiam tapatumui susigrąžinti. Kristaus protas yra vienintelis raktas į jūsų išganimą, nes išganimas reiškia, kad įveikėte ribotą tapatumo jausmą, kuris kyla iš antikristo proto, iš atskirties nuo jūsų šaltinio proto. Kristaus protas taip pat tarnauja vedliu jūsų kūrybinėms pastangoms, užtikrindamas, kad jos visada būtų suderintos su Dievo įstatymais ir kad tarp jūsų ir Dievo kūno egzistuotų harmonija. Nė viena savimonė turinti būtybė negali įgyti priėjimo prie tyros Dievo šviesos, pirma neperėjusi per Kristaus sąmonę. Kaip sakė Jėzus, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane.
Jono 14 puslapis 6 eilutė. Kristaus sąmonė pažįsta Dievo įstatymus ir todėl turi absoliutų standartą, pagal kurį gali nustatyti, ar bendrakūrėjo įsivaizduota forma yra harmonijoje su šiais įstatymais, besąlygiškai gera, ar disharmonijoje su šiais įstatymais, bloga. Kad galėtų sukurti kokią nors formą, bendrakūrėjas privalo šią formą įsivaizduoti ir tuomet leisti Dievo galiai tekėti į ją, tuo būdu įsprausdamas ją ant materijos šviesos. Jūsų galia kurti formas priklauso nuo jūsų kūrybinėmis pastangomis įdėtą impulsą, teikiančio šviesos intensyvumo ir jėgos. Aukščiausia kūrybinė jėga yra Tėvo plėtimosi jėga, o kai kuriate su šia šviesa, turite maksimalias kūrybinės galias. Kaip sakė Jėzus, žmonėms tai neįmanoma, bet ne Dievui, nes su Dievu viskas įmanoma. Morkaus 10 puslapis 27 eilutė. Norint įgyti priėjimą prie Dievo galios, privalote turėti Kristaus sąmonę ir jūsų įsivaizduota forma turi būti harmonijoje su Dievo įstatymais. Kai esate įsikūniję žmogišką būtybę, jūsų žemesnysis protas turi tapti atviromis durimis iš jūsų aš esu esaties atitekančiam energijos srautui. Būtent ši dvasinė energija tampa varomoji jūsų kūrybinių pastangų jėga. Kaip sakė Jėzus, pats iš savęs aš nieko negaliu daryti. Jono 5 puslapis 30 eilutė. Ir tai Tėvas, esantis manyje, jis daro darbus. Jono 14 puslapis 10 eilutė. Kai vizualizuosite proto įvaizdį paremtą Kristaus protu, jis visada bus tobuloje harmonijoje su Dievo įstatymais ir kūrybinė Dievo intencija. Jūs kaip individas nesate visuotinio Kristaus proto visuma. Šis protas buvo individualizuotas dėl jūsų. Kaip sakė Jėzus, imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas, kuris dėl jūsų padalijamas. Tai darykite mano atminimui. 1 Korintiečiams 11 puslapis 24 eilutė. Per šį individualizuotą Kristaus protą galite kurti tobuloje harmonijoje su Dievo įstatymais ir todėl jūsų kūrimas turės maksimalias galias. Štai kodėl Jėzus per Kristaus protą turėjo galią nustelbti gamtos dėsnius ir atlikti tai, ką žmonės laikė stebuklais. Tačiau realybėje Jėzus tiesiog naudojasi aukštesniu įstatymu, kuris yra viršesnis už gamtos dėsnius, kaip juos šiuo metu supranta mokslas. Kai sekate šiuo procesu, kuriame naudojate sūnaus protu, kad įgytumėte priėjimą prie kūrybinės Tėvo galios ir apibrėžtumėte formą, kuri yra projektuojama ant motinos šviesos, jūsų kūrimas išplečia visumą. Visuotinis Kristaus protas amžiams įrašys jūsų gerus darbus ir jie niekada nebus pamiršti. Ir būtent tai Jėzus vadino jūsų turtais, sukrautais danguje, bet kraukite savo turtus danguje, kur nei kandis, nei rūdis neėda, kur vagis neįsilaužia ir nevagia. Mato 6 puslapis 20 eilutė. Kadangi turite laisvą valią, galite pasirinkti įsivaizduoti formą, kuri būtų disharmonijoje su Dievo įstatymais. Ir galite įkūnyti šią formą. Kad galėtumėte įkūnyti netobulą formą, negalite naudotis tyra Dievo šviesa. Vienintelė jūsų turima galimybė yra naudoti žemesnę šviesą, psichinę energiją, kuri jau buvo nuleista į materialių dažnių spektrą. Visgi jūs galite kurti, naudodamiesi šią šviesą, tad netikri guru yra teisūs sakydami, kad įmanoma sukaupti didelius turtus, naudojantis proto galiomis. Šis kūrimas niekada neprilygs kūrimui per Kristaus protą. Kurdami per antikristo protą, neišvengiamai pjaustė tai, ką pasėjote. Kas sėja vėją, pjaus audrą. Ozėjo 8 puslapis 7 eilutė. Dievas norėjo užtikrinti, kad jūsų eksperimentai su savo kūrybinėmis galiomis taptų aukštyn kylančia spirale,
kurioje augtumėte savo sąmonėje ir augtumėte savo vienovės su visuma įsisąmoninime. Viskas, ką darote harmonijoje su Dievo įstatymais, visam laikui yra įrašoma Kristaus prote. Tai tampa jūsų pasiekimais, jūsų momentumu, kuriuo galite naudotis kaip tvirtų pamatų, kaip Kristaus ola, savo kūrybinėms galioms ir savo sąmoniai plėsti. Nors šie turtai niekada negali būti prarasti, jūs galite pasinaudoti savo vaizduotę ir laisvą valią, kad nuo jų atsiskirtumėte, netgi pasiekdami tašką, kuomet visiškai apie juos būtumėte pamiršę ir būtumėte pamiršę savo tikrąjį tapatumą. Kai tai įvyksta, akivaizdu, jog negalite toliau statyti ant savo praeities veiksmų pamato ir todėl esate priversti viską pradėti nuo nulio. Kadangi jūsų praeityje padaryti geri darbai niekada negali būti visam laikui prarasti, jūsų turtai niekur nedingo ir amžinai jūsų laukia. Bet kurią akimirką galite nuspręsti sustabdyti žemyn traukiantį sūkurį, kuriame leidžiatės į vis gilesnę atskirtį nuo savo aš. Galite pradėti eiti dvasiniu keliu, kuris jums leis susigrąžinti savo tikrąjį tapatumą. Kai tai padarysite, vėl įgysite priėjimą prie turtų danguje ir galėsite pasinaudoti jais kaip pamatu, toliau plėsti savo kūrybinės galias ir sąmonę. Jūsų tikrasis tapatumas pastatytas ant Kristaus proto, niekada negalės būti prarastas. Netikras tapatumas, atskirties tapatumas, pastatytas ant antikristo proto, iš tiesų yra mirtingas ir todėl gali būti prarastas. Jis privalo būti prarastas, kad galėtumėte susigrąžinti savo tikrąjį tapatumą. Kai Dievas sukūrė šį formų pasaulį, jis apibrėžė tam tikrus esminius principus, skirtus užtikrinti, kad šį pasaulio sistema galėtų tvariai augti, neišsprogdindama arba nesutraukdama į nebūtį. Dievas sukūrė šios principus norėdamas užtikrinti, kad tėvo plėtimosi jėga netaptų pernelyg stipri ir neišsprogdintų visatos milžiniškų sprogimų. Tai tuo pat metu Dievas sukūrė įstatymus, kurių tikslas yra užtikrinti, kad motinos traukimosi jėga nesustabdytų šviesos plėtimosi, kuria yra skirta užpildyti tuštumą, ir kad motinos traukimosi jėga nepradėtų sutraukiančio ciklo, grąžinančio visas sukurtas formas į nebūtį, iš kurios gimė. Dievo apibrėžtų kūrybinių principų rėmuose egzistuoja nevaržoma laisvė kurti formas. Jūsų, kaip bendrakūrėjų su Dievo kūrybiškumas, nėra varžomas Dievo įstatymų. Dievo įstatymai nevaržo jūsų kūrybinės laisvės. Jie yra kaip rėmai, kaip orientaciniai principai, kuriais remdamiesi galite naudotis savo kūrybiniais gebėjimais, nesunaikindami savęs ar kitų bendrakūrėjų. Dievo įstatymai yra sukurti taip, kad galėtumėte naudotis savo kūrybiškumu tokiu būdu, kad jums plečiant ir intensyvinant Dievo šviesą, ši šviesa plėstų visumą. Prisiminkite, kaip aprašiau kūrybinį procesą. Kai Dievas sukuria naują sferą tuštumoje, ši sfera nėra iki galo užpildyta Dievo šviesa. Savimą neturinčios būtybės tuomet yra pasiunčiamas į šią sferą, įdant daugintų savo talentus ir viešpatautų, tuo būdu užpildydamas sferą šviesa. Ji tuomet gali tapti pamatų plėtimuisi į kitą sferą. Svarbiausia čia yra suvokti, kad sferos užpildymas šviesa nereiškia, jog ji yra užpildoma neišreikšta šviesa. Sfera yra užpildoma formomis, kurios yra harmonijoje su Dievo įstatymais, bet kartu išreiškia toje sferoje gyvenančių bendrakūrėjų kūrybiškumą. Jums yra skirta išreikšti Dievo duotąjį individualumą, kuriant formas, kurios įkūnys Dievo karalystę ten, kur esate. Jūs iš tiesų turite beribį kūrybiškumą ir jūsų pastangos niekada nenueina veltui. Jos tampa amžinos Dievo karalijos dalimi, kuri pasirodys tuomet, kai sfera pasieks tam tikrą šviesos intensyvumą. Kai tai įvyks,
Tamsos bus likę tiek mažai, kad ji negalės užtemdyti pamatinės tikrovės, kad viskas yra sukurta iš Dievo esybės, iš tyros Dievo šviesos. Nebeliks pavojaus, kad savimonę turinčios būtybės galėtų būti įkalintos atskirties nuo Dievo jausme. Kaip tai galėtų būti įmanoma, jeigu juos iš visų pusių sups formos, spinduliuojančias Dievo šviesą ir išreiškiančias Dievo įstatymų tobulumą? Kadangi materialioje visatoje dar nėra pakankamai šviesos, bent jau jos nėra pakankamai žemėje, nėra įmanoma matyti, bent jau ne fiziniais pojūčiais, kad viskas yra sukurta iš Dievo šviesos. Nėra įmanoma tiesiogiai matyti, kad Dievas yra pamatinė priežastis, pirminė visų regimybių priežastis. Ir būtent dėl to savimonę turinčiai būtybei yra įmanoma įstrigti atskirties sąmonėje, kurioje ji mano esanti atskirta nuo Dievo gausos. Kai bus sustiprintas šioje planetoje esančios šviesos intensyvumas, taps įmanoma matyti dvasinę šviesą, spinduliuojama per visas formas, kurios bus harmonijoje su Dievo įstatymais. Dievo karalystė bus įtvirtinta žemėje ir ši planeta galės tapti žvaigždė, spinduliuojančia laisvę šviesą, laisvę nuo mirties sąmonės. Pati jūsų esybė yra sukurta būti atviromis durimis Dievo šviesai plisti į šį pasaulį. Kai plėsite Dievo šviesą, savo kūrybinėmis pastangomis kelsite aukštyn visą gyvybę. Nebebus jokio konflikto tarp jūsų kaip individo ir kitų individų. Jūsų kūrybinės pastangos plės šviesą ir šiame pasaulyje prieinamos gausos kiekį. Tarnausite tam, kad keltumėte aukštyn visas kitas šio pasaulio dalis, tarp jų ir visus kitus bendrakūrėjus. Tai darydami, taip pat kelsite aukštyn savo tikrai aš, kuris yra visas Dievo kūnas, suvienytas per Kristaus kūną ir kraują, per Kristaus sąmonę. Žinau, kad šios idėjos gali atrodyti abstrakčios ir sunkiai suvokiamas išoriniam jūsų protui. Noriu priminti jums, kad yra labai vertinga plėsti savo protą. Taip pat norėčiau jums priminti, kad tai, ko negalite suvokti protu, visada galite suvokti širdimi. Šio mano kurso tikslas nėra jums duoti intelektualinį supratimą. Mano tikslas yra padėti jums priartėti prie Kristaus sąmonės, o tai reiškia, kad turiu tikslą plėsti tiek jūsų supratimą, tiek jūsų širdies gebėjimą mylėti. Duodu jums daug koncepcijų, kurias gali būti sunku suvokti protu. Sunku suvokti iš horizontalios, linijiškos perspektyvos, kuri yra būdinga protui. Tačiau šios koncepcijos gali būti suvoktos iš sferiškos, vertikalios, nelinijiškos širdies perspektyvos. Noriu jums dabar duoti tolesnį Kristaus proto aprašymą. Kristaus protas iš tiesų yra Dievo proto tąsa. Jo tikslas yra tarnauti jungiančiąją grandimi tarp kūrėjo ir savimonę turinčių jo bendra kūrėjų. Kristaus protas yra susitelkęs į specifinį tikslą – įgalinti individą išsaugoti ir plėsti savo tapatumo jausmą, kuriame jaučiamės visumos dalimi, jaučiamės susiję su visuma, iki kol individas, savimonę turinti būtybė, užauga sąmonėje ir suvokia, kad jo aš yra visuma. Tai nereiškia, kad individas praranda savo individualumą. Tai reiškia, kad individas suvokia, jog jis yra kūrėjo visuma, įkūnyta ir sukoncentruota per šį individualumą. Individas, savimonę turinti būtybė, nebežiūri į pasaulį ir gyvenimą iš riboto individualios sąmonės požiūrio taško. Jis žvelgia į pasaulį iš plataus kūrėjo sąmonės, persišviečiančios per jo individualumą požiūrio tašką. Ir kaip iliustraciją įsivaizduokite, kad užaugote kambaryje be langų. Kambaryje yra durys su akute, per kurią gali šviesti saulės šviesa.
Niekada nematote visos saulės, matote tik nedidelį individualų saulės spindulį. Jeigu būtumėte užaugę tokiame kambaryje, jūsų supratimas apie saulę būtų nulėmusi jūsų turimą perspektyvą. Galite tikėti, kad saulės nėra, ar kad individualus saulės spindulys egzistuoja pats savaime. Kai atidarysite duris ir išeisite į ryškią saulės šviesą, įgysite daug platesnį supratimą apie saulę ir tikrą jos galią. Staiga suvoksite, kad saulė yra daug galingesnė už mažą šviesos spindulį kambaryje. Suvoksite, kad šviesos spindulys iš tiesų atėjo iš saulės ir negalėtų be saulės egzistuoti. Tačiau į saulę vis dar tebežiūrėsite kaip esančią ten kažkur toli. Dabar įsivaizduokite, kad nukeliaujate į patį saulės centrą ir žvelgiate į saulės sistemą iš saulės. Jūs jau neberibotų pirmasis įspūdis, kurį turėjote susidarę apie saulę, kaip apie nedidelį saulės spindulį, šviečiantį pro duris. Jūs dabar maudotės pilnoje saulės šviesoje, tačiau nebūtumėte praradę žinojimo apie individualų šviesos spindulį. Žinotumėte, kad individualus šviesos spindulys iš tiesų yra pačios saulės tąsa. Tai iš tiesų pati saulė šviečia per tą nedidelę skylutę duryse ir išreiškia save individualiu šviesos spinduliu. Vienintelis apribojimas yra skylutės, per kurią šviečia šviesa, dydis. Jeigu išplėsite savo ryšį su aš esu esatimi, nebus jokių apribojimų, kiek šviesos gali šviesti per jūsų esybę. Kai Dievas sukūrė jūs kaip individualią būtybę, jums nebuvo duotas pilnas saulės suvokimas. Tai yra, nesuvokėte Dievo sąmonės visumos. Jūs buvote sukurti individualią būtybę, su individualiu šviesos spinduliu, šviečiančiu per jūsų sąmonę. Jūsų ribotoje sąmonės būsenoje buvo natūralu, kad matėte save kaip individualią būtybę, besiskiriančią nuo Dievo visumos. Jūs dar neturėjote pakankamai savimonės, kad galėtumėte tapatintis su Dievo visetu, kad galėtumėte suvokti save Dievo visumos tąsa. Jeigu tai reikėtų aprašyti linijiškomis sąvokomis, kurios, kaip minėjau anksčiau, negali perteikti tikslaus Dievo realybės vaizdo, galėtume sakyti, kad buvote sukurti kaip individas, tačiau turėjote žinojimą, kad jūs sukūrė Dievas. Laikėte save individualią būtybę, susijusią su tolimu Dievu. Jūsų ryšys su Dievu nebuvo už jūsų ribų. Jis egzistavo jumise, jūsų aš esu esaties pavidalu. Jūs save matėte kaip planetą, skriejančią orbitą aplink savo aš esu esaties saulę, kurią stabilioje orbitoje laiko gravitacinė jūsų aš esu esaties jėga. Nors turėjote aiškų suvokimą apie savo aš esu esatį, dar nesugebėjote matyti, kad jūsų aš esu esatis yra kūrėjo tąsa, kūrėjo individualizacija. Dievą matėte kaip tolimą būtybę, egzistuojančią už jūsų tiesioginio patyrimo ribų. Buvote sukurti su ribota sąmonė, kuri buvo sutelta į jūsų individualią formą. Į save žiūrėjote kaip į Dievo sukurtą ir į šį pasaulį pasiųstą kūrinį. Jums yra skirta plėsti savo sąmonę, kol suvoksite, kad kūrėjas nėra atskirtas nuo savo kūrinijos. Dievas yra viskas visose ir todėl jūs nebuvote sukurti tolimo Dievo ir pasiųsti į pasaulį, kuriame Dievas neegzistuoja. Dievas yra čia, kartu su jumis. Ir todėl koncepcija, kad buvote sukurti Dievo, yra pernelyg ribota, pernelyg linijiška. Realybėje esate Dievas, materializavęs save jūsų individualioje esybėje. Esate Dievas išreiškinti save per jūsų individualią esybę. Štai kodėl Jėzus sakė,
kad Dievo karalystė yra jumise. Luko 17 puslapis 21 eilutė. Nubudimo tikrajam savo tapatumui procesas turi keletą etapų. Iš pradžių pradedate matyti savo aš esu esaties saulę kaip savo gyvenimo šaltinį. Suvokite, kad šviesa, kuri šviečia per jūsų aš esu esatį, yra kūrėjo šviesa, kūrėjo galia. Suvokite, kad kūrėjas yra visur savo kūrinijoje ir todėl Dievo šviesa potencialiai gali šviesti iš bet kurio kūrinijos taško. Ir galiausiai tai jūs atveda prie suvokimo, kad šviesa ateina ne iš kažkokio tolimo šaltinio, bet ateina iš jūsų savasties vidaus. Ir tuomet esate tapę savo pakankamą esybę, spinduliuojančią Dievo šviesą iš vidaus, kaip ir saulė spinduliuoja šviesą iš vidaus. Kai buvote sukurti kaip individualus gyvybės srautas, nusileidote į tankesnės materialios visatos energijas, tai, kas jums leido turėti ir išsaugoti sąmoningą suvokimą apie savo aš esu esatį, po šio nusileidimo buvo ir yra Kristaus sąmonė, viengimis Tėvo sūnus. Ši sąmonė yra tai, ką Biblija vadina žodžiu, ir kaip yra sakoma Biblijoje, viskas buvo sukurta iš Dievo sūnaus, iš Kristaus sąmonės, ir viskas buvo sukurta per žodį. Viskas, ką tik kada nors sukūrė savimonę turintis bendrakūrėjas, atėjo iš Kristaus sąmonės. Tai reiškia, kad Kristaus sąmonė yra kiekvienoje sukurtoje formoje. Be jo, tiek be Dievo Tėvo, tiek be Dievo sūnaus nieko nebuvo sukurta. Kas yra sukurta? Jono 1 puslapis 3 eilutė. Niekada negalite prarasti savo potencialo susigrąžinti Kristaus sąmonę. Kad ir kaip giliai būtumėte nugrimzę sąmonėje, visada turite potencialą susigrąžinti savo ryšį su Dievu ir savo tikrąjį tapatumą. Niekada negalėtumėte būti atskirti nuo Kristaus sąmonės, nes ji yra visur, net ir netobulose formose, kurios yra disharmonijoje su Dievo įstatymais. Štai kodėl Jėzus sakė, kad net akmenys šauks, gindami Kristų. Luko 19 puslapis 40 eilutė. Viena iš Kristaus sąmonės funkcijų yra užtikrinti, kad bendrakūrėjas niekada negalėtų iki galo pasiklysti kūrinijoje, kad niekada negalėtų taip toli nuklysti nuo Dievo, jog nebetektų galimybę sugrįžti namo. Niekada negalėsite pabėgti nuo Kristaus sąmonės, todėl atskirties jausmas visada bus iliuzija, egzistuojanti tik tai jūsų prote. Jūs galite bet kuriuo metu pradėti eiti keliu, kuriuo eidami pakeisite šią iliuziją tiesa, kuri jūs išlaisvins. Jono 8 puslapis 32 eilutė. Pagal pirminį Dievo planą jūsų gyvybės rautui savo kelionę pradedate būdami individualią būtybę, turinčią ribotą savimonę. Savo kelionę pradedate būdami individu, kuris yra susijęs su Dievu, tačiau skiriasi, nors ir nėra atskirtas nuo Dievo visumos. Egzistuoja skirtumas tarp ryšio turėjimo su Dievo visuma ir buvimo atskirtam nuo šios visumos neperžengiamų barjerų. Pirmuoju atveju galite plėsti savo ryšį, galiausiai pasiekdami savimonę, kurioje egzistuojate vienovėje su visuma. Antruoju atveju neturite jokios galimybės kada nors tapti viena su visuma. Naudodamiesi savo kūrybiniais gebėjimais, naudodamiesi savo vaizduotę ir laisva valia pamažu augate savimonėje. Taip pat augote suvokime apie tai, kaip veikia visata ir kaip veikia Dievo įstatymai. Dievas įrašė savo įstatymus į jūsų vidinės klostes. Tai reiškia, kad jūsų sąmoningasis aš gali sužinoti šiuos įstatymus per Kristaus protą. Kai jūsų gyvybės rautas pradėjo savo kelionę materialioje visatoje, neturėjote sąmoningo supratimo apie Dievo įstatymus. Jūsų išorinis protas, racionalus protas,
neturėjo supratimo apie Dievo įstatymus. Kaip galėjote laikytis Dievo įstatymų? Galėjote tai daryti, naudodamiesi intuiciniais savo širdies gebėjimais, kurių dėka galėjote susiderinti su visuotiniu Kristaus protu ir sekti įstatymais, neturėdami sąmoningo supratimo apie veikimą. Naudodamiesi savo kūrybiniais gebėjimais, palaipsniui išplėsite savo suvokimą apie Dievo įstatymus. Pasieksite sąmoningą supratimą, kodėl šie įstatymai veikia būtent taip, kaip veikia, kodėl laikyti šių įstatymų yra jums patiems naudingiausia ir kaip šie įstatymai subalansuoja jūsų individualias kūrybinės pastangas su visumos gerove. Augdami savimonėje, pamažu įgysite gebėjimą pažvelgti už savo individualaus tapatumo jausmo ribų. Įgysite ne tik gilesnį Dievo įstatymų suvokimą, bet taip pat imsite plėsti savo suvokimą apie Dievo kūną, kitus bendrakūrėjus. Pradėsite pakilti aukščiau už savo asmeninius troškimus ir suvoksite, kad bendrakūrėjai neatėjo į šią planetą vien tam, kad tenkintų savo individualius troškimus. Šios žemės augimui egzistuoja dangiškasis planas ir jame egzistuoja tobula harmonija tarp individualios ir kolektyvinės gerovės. Sugrįždami į harmoniją su dangiškuoju planu, Dievo kūnui, atrasite didesnį pasitenkinimą, matydami, kaip jūsų individualios pastangos prisideda prie aukštesnio plano visai žemei ir žmonijai vystymo. Tai jums suteiks daug didesnį pasitenkinimą, nei galėtų duoti bet kokios individualios pastangos. Įgydami šį didesnį supratimą ir pagarbą kitiems žmonėms, išplėsite savo gebėjimą mylėti savo artimą kaip save patį. Jūsų santykiai bus paremti meilė ir gausa, užuot buvę paremti baime ir poreikiais. Pradedami vis labiau vertinti Dievo įstatymus ir Dievo kūrinyje. Palaipsniui pradėsite mylėti Dievą visa širdimi, siela ir protu. Luko 10 puslapis 27 eilutė. Toliau dalyvaudami bendrakūrime su Dievu ir plėsdami savo savimonę, palaipsniui imsite suvokti, kad jūsų tikrasis aš yra jūsų aš esu esatis, kur yra jūsų kūrėjo individualizacija. Imsite suvokti, kaip suvokė Jėzus, kad aš ir mano tėvas esame viena. Jono 10 puslapis 30 eilutė. Imsite suvokti, kad kaip jūsų tėvas dirbo. Jono 5 puslapis 17 eilutė. Sukurdamas formų pasaulį kaip platformą jūsų kūrybiškumui reikštis, taip ir jūs turite dirbti, daugindami savo talentus ir imdami viešpatauti savo savasties jausmui. Kai būsite įvaldę savąjį aš, galėsite imti viešpatauti planetai, kurioje gyvenate, padėdami paversti šią planetą Dievo karalystę, paversdami ją sferą, pilną Dievo šviesos ir tobulumo, ir šitaip išskaidydami žemę dengiančią tamsą. Kristaus sąmonės esmę galima atskleisti vienu žodžiu, ir šis žodis yra pusiausvyra. Kristaus sąmonė balansuoja Tėvo plėtimosi jėga su motinos traukimosi jėga. Ir tuo būdu yra sukuriamos tvarios formos, kurios egzistuoja tobuloje harmonijoje su Dievo įstatymais. Kristaus sąmonė subalansuoja tarp individualaus bendrakūrėjo ir Dievo kūnų egzistuojantį santykį, idant egzistuotų tobula harmonija tarp individo ir visumos. Kristaus sąmonė įgalina individualų bendrakūrėją laikytis Dievo įstatymų, kuomet jis gali naudotis savo kūrybiniais gebėjimais tokiu būdu, kuris išdidina visą kūrinyje ir nedaro negatyvaus poveikio nė vienai gyvybės daliai. Kristaus sąmonė subalansuoja santykį tarp individualaus bendrakūrėjo ir kūrėjo, idant bendrakūrėjas niekada negalėtų galutinai pasiklysti sukurtų formų pasaulyje. Bet kuri forma, kuri yra sukuriama ir apibrėžiama per Kristaus sąmonę, yra tobula forma. Tai yra forma, kuri egzistuoja tobuloje harmonijoje su Dievo įstatymais ir kūrybinė Dievo intencija,
kuri yra, kad visi bendrakūrėjai augtų harmonijoje vieni su kitais ir visa gyvybė taptų daugiau. Tik per Kristaus sąmonę galite išpildyti Jėzaus kvietimą. Todėl būkite tokie tobuli, kaip ir jūsų tėvas danguje. Jūsų aš esu esatis yra tobulas. Tobulumas, apie kurį čia kalbu, nėra tasai tobulumas, kurį įsivaizduoja dauguma žmonių. Daugelis žmonių tiki dualistinę idėją, stabmeldišką idėją, kad jeigu kas nors yra tobulas, jis niekada negali keistis. Visas šios visatos sukūrimo tikslas yra sukurti sferą tuštumoje ir palaipsniui užpildyti ją Dievo šviesa, kol ją bus galima išplėsti ir užpildyti didesnę tuštumos dalį. Tad pats kūrinijos tikslas, gyvenimo tikslas yra nuolatinis augimas, nuolatinis plėtimasis, nuolatinė savitranscendencija. Formų pasaulis gimė todėl, kad Dievas troško būti daugiau. Šis troškimas būti daugiau yra visos kūrinijos varomoji jėga ir ji yra įdiegta į visą kūriniją. Tradicinė idėja apie dangų kaip apie statišką vietą, kurį ant rožinių debesėlių sėdintys angelai groja arfomis visą amžinybę, yra visiškai atitrūkusi nuo Dievo vibruojančios dinamiškos realybės. Dangus yra daug dinamiškesnė vieta už žemę, nes visos būtybės danguje nuolatos dirba, plėsdamos Dievo šviesą, turėdamos tikslą tapti daugiau Dievuje, tapti daugiau visumoje. Ši troškimo būti daugiau varomoji jėga taip pat yra įdiegta į Kristaus sąmonę ir todėl Kristaus protas stumia individualius bendrakūrėjus nuolatos naudotis savo kūrybiniais gebėjimais ir plėsti savo savimonę. Kristaus sąmonė stumia jūs tapti daugiau, plėsti savo savimonę, kol pasieksite pilną Dievo sąmonę ir žinosite, kad esate visumos individualizacija, kad nesate atskirti nuo Dievo. Jūs iš tiesų esate Dievas, išreiškiantis save per individualų jūsų savasties jausmą. Tobulumas, apie kurį kalbu, nėra statiškas. Tai nėra stabmeldiškas įvaizdis. Jis yra dinamiškas, nuolatos augantis, nuolatos tampantis dar didesniu Dievo tobulumas. Anksčiau jums sakiau, kad sutraukianti motinos jėga yra įdiegta į pačią materijos šviesą. Ši sutraukianti jėga visada siekia sugrąžinti materijos šviesą į rimties būseną, kurioje nėra materializuotos jokios formos. Būtų galima sakyti, kad sutraukianti jėga nuolatos siekia išardyti visas formas. Tai nėra Dievo intencija, kad visos formos būtų išardytos ir pavirstų į nieką, kuomet bendrakūrėjų pastangos nueitų per nieką. Dievo intencija yra tokia, kad jūsų forma nestovėtų vietoje, jokia forma nebūtų amžina. Dievas nori, kad formos išliktų dinamiškos. Tai reiškia, kad bet kuri forma turėtų tarnauti pamatu tolesniam augimui. Net ir tobula forma turi būti transcenduota ir ją turi būti naudojamasi kaip pagrindu dar aukštesnės formos įkūnijimui. Kristaus sąmonė įgalina bendrakūrėją sukurti formą, kuri būtų tobuloje harmonijoje su kūrybinė Dievo intencija. Jokia forma niekada nebus amžina, nes sutraukianti motinos jėga sugriaus viską, kas stovi vietoje. Viską, kas bus tapę uždara sistema, kaip yra sakoma antrajame termodinamikos dėsnyje. Ir kokiu būdu galite užtikrinti, kad jūsų kūrybinės pastangos nebūtų sugriautos. Tai galite užtikrinti išlikdami Kristaus sąmonėje, kurioje niekada nenorite stovėti vietoje ar išsaugoti tam tikrą formą. Nuolatos kuriate naujas ir geresnės formas, šitaip išlikdami gyvenimo upėje, nuolatos tekančioje kūrybinėje jėgoje, kuri yra Dievas kūrėjas. Kai esate gyvenimo tėkmėje, neturite jokių prisirišimų prie konkrečios formos, netrokštate, kad ši forma išliktų amžinai, vienintelis jūsų troškimas yra pasinaudoti ją kaip tramplynu savo kūrybiškumui plėsti. Niekada nesitikite, kad galėsite sukurti kažką, kas bus amžinta.
Niekada negalvojate, kad kai jūsų forma yra pakeičiama aukštesnė forma, jūsų kūrybinės pastangos nuėjo veltui. Suvokite, kad jūsų kūrybinės pastangos niekada nenueina veltui, kol pasiliekate gyvenimo upės tėkmėje. Esate susitelkę į kūrimo procesą, užuot koncentravęsi į kūrimo rezultatą, konkrečią formą. Esate susitelkę į kelionę, o ne į atvykimo tikslą. Nesuvokėte, kad gyvenimas yra niekada nesibaigianti kelionė. Ir kaip iliustraciją paimkime kviečio grūdą, kuris yra pasodintas į žemę. Gali atrodyti, kad grūdas pradingo žemėje, tačiau kurio laiko išsikala daigas. Daigas atrodo nuostabiai, tačiau ar ūkininkas norėtų, kad daigas liktų toks, koks yra? Daigui peraugant į augalą, ankstesnės daigo formos nebelieka. Tačiau kūrybinės daigo pastangos nepradingsta. Jis tiesiog transformuojasi į naują etapą, į naują formą. Augalas atrodo nuostabiai su savo žaliais lapeliais, tačiau galiausiai jis pavirsta geltonų šiaudų su sėklomis. Žaliojo augalo nebelieka, tačiau kūrybinės augalo pastangos nedingsta. Kai yra nuimamas derlius, augalo nebelieka, tačiau dalis jo sėklų tampa kitų metų sėjos sėklomis, o dalis šių sėklų yra panaudojamos kaip maistas žmonėms, kurie tarnauja bendrakūrėjai žemėje, turintys potencialą išplėsti Dievo kūrinyje. Kūrybinių pastangų, skatinančių kviečio grūdą išdygti ir augti, tikslas nėra sukurti daiktą, žalią augalą ar subrandintą augalą ir išsaugoti šią formą amžinai. Kūrybinės jėgos tikslas yra tarnauti paties gyvenimo proceso varomąja jėga, to proceso, kuris nuolatos plečia ir didina Dievo kūrinijos visumą. Būdami bendrakūrėjais, nesate sukurti tapti, prisirišti prie savo sukurtų formų, kad ir kokios nuostabios jos būtų, ar kad ir kiek pastangų jums būtų kainavę jas sukurti. Jums yra skirta būti gyvenimo upės dalimi, kurioje būdami nuolatos naudotumėtės vieną formą kaip tramplynu dar didesniam pasiekimams. Ir būtent tai esate sukurti daryti ir tik tai būdami gyvenimo tėkmėje jausitės iš tiesų gyvi ir jausite tikrąjį pasitenkinimą. Ši nuolatinė savitranscendencijos sąmonė yra gyvenimo sąmonė. Prisirišimas prie vienos kažkurios formos ir mėginimas išsaugoti tą formą yra mirties sąmonė, antikristo sąmonė. Būtent antikristo sąmonė verčia savimonę turinčias būtybės prisirišti prie riboto savoties jausmo ir atsisakyti jį transcenduoti. Jie išlipa iš gyvenimo tėkmės ir motinos traukianti jėga iš karto ima ardyti tai, į ką jie siekia laikytis įsikibę, ką jie siekia turėti. Ir būtent tai yra gilesnė Jėzaus žodžių prasmė. Nes kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas praras savo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Mato 16 puslapis, 25 eilutė. Jeigu sieksite išsaugoti savo ribotą tapatumo jausmą ir atsisakysite jį transcenduoti, sutraukianti motinos jėga neišvengiamai atims iš jūsų šį gyvenimo jausmą. Jeigu esate pasirengę prarasti statišką gyvenimo jausmą, stabmeldišką įvaizdį, kad galėtumėte transcenduoti šią pakopą ir pasiekti aukštesnį savasties jausmą, esate Kristaus sąmonėje. Per šią Kristaus sąmonę, per šią nuolatinę savitranscendenciją būsite gyvenimo tėkmėje, kuri niekada nesibaigia ir todėl tai yra amžinasis gyvenimas. Vienintelė tikra amžinojo gyvenimo forma nėra statiška būsena. Tai dinamiška, nuolatinės savitranscendencijos būsena. Kadangi turite savimonę, vaizduotę ir laisvą valią, esate tai, ko manote esantis. Dievas jums suteikia teisę susikurti, kokį tik norite tapatumą, net ir tapatumą, kad esate mirtingas nusidėjėlis. Dievas jums nesuteikia teisės pasilikti tame tapatumo jausme amžinai, nes tai reikštų,
jog būtumėte palikti už Dievo kūrinijos tėkmės ribų. Kodėl mylintis Dievas turėtų norėti, kad pasiliktumėte įstrigę ribotame tapatumo jausme, kuris jums neleidžia įgyti gausingo gyvenimo? Jeigu sieksite išsaugoti ribotą tapatumo jausmą, neišvengiamai jį prarasite. Jeigu esate pasirengę augti, niekada neprarasite savo savasties jausmo. Niekada negalėsite išsaugoti vieno konkretaus tapatumo jausmo, bet galėsite išsaugoti tęstinį tapatumo jausmą, kuris bus nepriklausomas nuo jokių sukurtų formų. Šis tikrasis jūsų tapatumas išeina už šio pasaulio ribų. Kūrėjas yra aukščiau už savo kūrinyje. Taip pat ir bendrakūrėjas yra aukščiau už savo kūrinį, aukščiau net už formų pasaulį. Jūs buvote sukurti būti kūrėjo tąsa ir todėl esate daugiau už bet kokią formą, kurią galėjote būti susikūrę šiame pasaulyje. Esate daugiau už bet kokį tapatumą, kurį galėjote būti susikūrę. Po to, kai atsisėjote nuo savosios aš esu esaties ir pradėjote į save žiūrėti kaip į atskirą būtybę, Dievas jums leidžia nuo jo atsiskirti, tačiau kadangi Dievo meilė jums yra besąlyginė, Dievas nepriima jokių sąlygų, kurios jūs laikytų atskirtus nuo jo amžinai. Dievas neleis jokiomis sąlygomis amžinai jūs įkalinti atskirties būsenoje, kuri visada bus mažiau už gausingo gyvenimo pilnatvę. Mano mylimieji, leiskite man jums dar kartą duoti koncepciją, kurią gali būti sunku suvokti linijišku protu, bet kurią galite suvokti širdimi. Materialią visatą galima palyginti su kino teatru. Kaip žinote, egzistuoja 3 esminiai elementai, kurie jums leidžia žiūrėti filmą. Pirmasis elementas yra ekranas, ant kurio yra projektuojamas filmas. Antrasis elementas yra kino juosta projektoriuje, o trečiasis yra šviesa, kuri ateina iš projektoriuje įmontuotos šviesos lemputės. Šviesos lemputę projektoriuje būtų galima palyginti su tėvo plėtimosi jėga, kuri yra varomoji jėga, skatinanti visą formų kūrimą. Tai yra dvasinė šviesa, kuri atiteka per jūsų aš esu esate. Ekraną galima palyginti su materijos šviesa, kuri atspindės bet kokias formas, kurias ant jos projektuos projektorius. Kino juostą galite palyginti su bendrakūrėjo sąmonė. Dabar įsivaizduokite, kad nueinate į kino teatrą žiūrėti filmą ir pirmasis filmo kadras yra kartojamas vėl ir vėl. Nors projektoriuje yra įdėta kino juosta ir kino juosta sukasi, kiekvienas kino juostoje esantis paveikslėlis yra toks pat. Akivaizdu, kad iš to nesigautų joks filmas. Tai būtų statiškas paveikslėlis, į kurį greitai atsibostų žiūrėti. Filmas sukuria tai, kad kiekvienas kino juostai esantis paveikslėlis šiek tiek skiriasi nuo prieš jį buvusio paveikslėlio ir būtent tai jums sukuria iliuziją, kad žiūrite judančius paveikslėlius, nors iš tiesų žiūrite į nejudančią kadrų kolekciją. Individualūs paveikslėlių kadrai, kurie yra projektuojami ant ekrano, tiesiog taip greitai keičia vienas kitą, kad jūsų akys yra apgaunamas ir galvoja, kad tai yra vientisas filmas. Gyvenimas materialioje visatoje yra labai panašus į filmą. Išorinė situacija, su kuria dabar susidurite, yra jūsų praeityje padarytų pasirinkimų ir jūsų dabartyje daromų pasirinkimų rezultatas. Jūsų išorinė situacija yra proto įvaizdžio, kurį saugote savo prote ir projektuojate ant gyvenimo ekrano pasekmė. Kino projektoriuje per sekundę pasikeičia daug paveikslėlių. Jūsų išorinė situacija yra pasekmė fakto, kad daug kartų kiekvieną sekundę jūsų protas projektuoja įvaizdį ant materijos šviesos. Bet kurią akimirką turite galimybę pakeisti įvaizdį, kurį projektuojate ant materijos šviesos. Jeigu nepakeisite įvaizdžio, jeigu priimsite stabmeldišką įvaizdį, nuolatos projektuosite tą patį įvaizdį ir būtent dėl to atrodys, kad jūsų gyvenimas niekada nesikeičia. Būtent dėl to vėl ir vėl susidurite su ta pačia problema
Ir būtent dėl to jūsų gyvenimas gali atrodyti niekada nesibaigianti kova. Jeigu šiuo metu esate situacijoje, kuri jums kelia skausmą ir kančias, taip yra dėl to, kad projektuojate ribotą, netobulą įvaizdį ant gyvenimo ekranų. Projektuojate įvaizdį, kuris nebuvo sukurtas iš Kristaus sąmonės ir todėl nėra harmonijoje su Dievo įstatymais. Tais įstatymais, kurie yra sukurti jums duoti gausingą gyvenimą. Jeigu jūsų situacija nesikeičia, jeigu atrodo, kad esate įsprausti į apribojimų, kurių negalite peržengti rėmus, taip yra dėl to, kad vėl ir vėl projektuojate tą patį paveikslėlį ant gyvenimo ekranų. Vienintelis įmanomas sprendimas, vienintelis būdas jums pagerinti savo situaciją yra pakeisti paveikslėlį savo protę. Turite palikti dvasinio paralyžiaus būseną, kuri verčia jūsų protą, jūsų vaizduotę, laisvą valią ir tapatumo jausmą įstrigti tame pačiame stabmeldiškame įvaizdyje ir tuo būdu verčia jūs pažeisti antrąjį įstatymą. Išėjimo 20 puslapis 4 eilutė. Turite paversti savo protą esančius paveikslėlius judančiais paveikslėliais, idant jūsų gyvenimas taptų filmu, palaipsniui progresuojančiu link laimingos pabaigos. Albertas Einšteinas apibrėžė beprotybę kaip procesą, per kurį nepaliaujate daryti tą patį dalyką, tačiau tikitės kitokių rezultatų. Šiame kontekste tai reiškia, kad nepaliaujate projektuoti tą patį proto įvaizdį, tačiau kažkodėl tikitės, kad vieną dieną ekranas parodys kitokį paveikslą. Einšteinas buvo vienas didžiausių visų laikų mokslininkų, nesuvokė gamtos dėsnių esmę. Jis suprato tai, ką sakiau anksčiau, tai yra, kad visata yra veidrodis. Jeigu nepaliausite projektuoti tą patį įvaizdį į kosminį veidrodį, visata neišvengiamai nepaliaus jums atspindėti tokią pačią išorinę situaciją jums atgal. Jeigu norite pakeisti savo išorinę situaciją, privalote pradėti keisti savo vidinę situaciją. Jeigu norite pakeisti tai, kas yra projektuojama ant gyvenimo ekranų, privalote pakeisti kino juostą savo protę. Jeigu norite pagerinti savo gyvenimą, privalote užtikrinti, kad įvaizdis jūsų prote būtų sukurtas per Kristaus sąmonę, o ne per Antikristo sąmonę. Galite išmokti dar vieną dalyką iš kino teatro analogijos. Varomoji jėga kino projektoriuje yra tėvo plėtimosi jėga. Anksčiau palyginau tai su dvasinės šviesos srautu, kuris atiteka iš jūsų aš esu esaties ir tuomet teka per jūsų protą. Jūsų protas spaudžia proto įvaizdį ant šios šviesos ir būtent šis įvaizdis yra projektuojamas ant gyvenimo ekrano kaip išorinė situacija, kurią patirite žemėje. Varomoji jūsų egzistavimo jėga yra Dievo šviesa. Jeigu išjungsite šviesos lemputę kino projektoriuje, kas nutiks? Kino ekranas užtems. Jeigu prarasite ryšį su savo aš esu esatimi, tuomet jūsų protas bus atskirtas nuo pirminio šviesos šaltinio. Jeigu susilpninsite šį ryšį, tai bus panašu į tai, lyg būtumėte pritemdę šviesą kino projektoriuje. Tai nereiškia, kad akimirksniu susinaikinsite ar kad nebegalėsite kurti formų. Tačiau tai iš tiesų reiškia, kad nebegalėsite projektuoti įvaizdžių ant gyvenimo ekrano, naudodamiesi tyra Dievo šviesa iš savo aš esu esaties. Būsite priversti projektuoti įvaizdžius ant gyvenimo ekrano, naudodamiesi psichinę energiją, kuri jau yra atnešta į materialių dažnių spektrą. Ši šviesa turi žemesnės vibracijas ir todėl neturi tokios pačios galios, kaip tyra šviesa iš jūsų aš esu esaties. Jums prireiks daugiau energijos ir daugiau pastangų projektuoti įvaizdžius ant gyvenimo ekranų, naudojantis žemesnėmis vibracijomis ir jos šviesa. Tai apribos jūsų kūrybinius gebėjimus ir pavers jūsų gyvenimą kova. Jūsų kūrybinių pastangų varomoji jėga yra energijos srautas, kuris teka per jūsų protą, kaip kad šviesa teka per kino projektorių.
Kai esate pasiekę tam tikrą Kristaus sąmonės laipsnį, galite gauti aukštų dažnių šviesą tiesiogiai iš savo aš esu esaties. Vienintelis jūsų kūrybinės galios apribojimas yra kanalo, jungiančio jūsų išorinį savasties jausmą su jūsų aš esu esatime dydis. Kai ši tyra šviesa teka per jūs, jūsų kūrybai nereikalingos pastangos, nes šviesa padaro visą darbą. Suvokite tiesą Jėzaus žodžiuose. Pats iš savęs aš nieko negaliu padaryti. Jono 5 puslapis 30 eilutė. Kai nusileidžiate žemiau Kristaus sąmonės lygmens, turite sukaupti psichinę energiją iš šios karalijos tam, kad galėtumėte ką nors sukurti. Jeigu nesuvokite psichinės energijos surinkimo proceso ir to, kaip galite ją naudotis formoms kurti, jūsų kūrybinės galios bus sumažintos dar labiau ir gausą turėsite kaupti, dirbdami vien su fizinė materija. Bet kuriuo atveju energiją turėsite imti iš baigtinio šaltinio, kas dažniausiai reiškia, jog turėsite dėl šios energijos konkuruoti su kitais. Tai, ko jums reikia, turėsite imti jėga, o tai neišvengiamai jūs įkalins veiksmo ir atoveiksmio sūkuryje, jėgos ir priešingos jėgos sūkuryje. Ši kova tęsis tol, kol atkursite ryšį su savo aš esu esatimi ir šis ryšys yra Kristaus sąmonės esmė. Kai įveikėte atskirties jausmą ir atkuriate vienovę su savo šaltiniu jausmą, jūsų gyvenimas nustoja būti kova. Dievo šviesos galia dabar gali imti nevaržomai tekėti per jūsų protą ir todėl jūsų tėvas gali dirbti kartu su jumis. Jono 5 puslapis 17 eilutė. Kaip sakė Jėzus, su Dievu viskas yra įmanoma. Mato 19 puslapis 26 eilutė. Ir todėl bet koks kovos jausmas yra paliekamas praeitį. Ir tuomet galite sakyti kartu su Jėzumi, nes mano jungas švelnus ir mano našta lengva. Mato 11 puslapis 30 eilutė. Atminkite, kad net ir tuomet, kai esate susisieję su savo aš esu esatimi, negalite stovėti vietoje. Negalite sukurti formos ir tikėtis, kad ji egzistuos neribotą laiką. Gyvenimo tikslas, pats gyvenimo apibrėžimas yra nuolatinė savitranscendencija. Turite nuolatos atnaujinti ir tobulinti savo prote egzistuojančius proto įvaizdžius. Kai tai darysite, kai būsite įrodę, jog esate ištikimi mažose dalykuose, Dievas jums paves valdyti daugiau šviesos, kuri jums leis sukurti dar didesnę kausą ir dar gražesnės bei tobulesnės formas. Kai funkcionuojate Kristaus sąmonės lygmenyje, o tiksliau, todėl, kad funkcionuojate Kristaus sąmonės lygmenyje, nesate statiškoje būsenoje, nuolatos augote, nuolatos save transcenduojate, esate tobuli, kaip ir jūsų tėvas danguje yra tobulas. Mato 5 puslapis 48 eilutė. Nes nuolatos tampate daugiau, Dievui nuolatos tampant daugiau per jūs. Kadangi Dievas jums davė nevaržomą laisvą valią ir neribotą vaizduotę, yra visiškai įmanoma, kad galite pasinaudoti savo vaizduotę, įsivaizduodami formas, kurios nebūtų harmonijoje su Dievo įstatymais. Yra įmanoma, kad galite susikurti savasties jausmą, kuris nebūtų pirminio plano jūsų gyvybės raudų atspindys. Užuot save laikę Dievo sūnumi arba dukra, imate save laikyti nuo Dievo atskirtą būtybę. Galbūt net ir tokia būtybė, kurią Dievas paliko, arba kuri buvo jėga išmesta iš rojaus. Netgi galite susikurti įvaizdį, kad esate priešpriešoje Dievui ir nekenčiate visko, ką Dievas atstovauja, tame tarpe ir Dievo įstatymų, kuriuos laikote savo kūrybinės laisvės suvaržymu. Kai pasinaudojate savo valios jėga, kad priimtumėte tokią ribotą savimonę kaip tikrovę, galbūt netgi kaip vienintelė įmanoma realybė, palaipsniui nugrimstate į sąmonės būseną, kurioje nebesugebate kurti proto įvaizdžių, kurie būtų paremti Kristaus sąmonė. Visi jūsų prote saugomi įvaizdžiai yra apibrėžiami
per Antikristo sąmonę, per atskirties nuo Dievo sąmonę ir atskirties nuo visumos sąmonę. Tai paskatina jūsų proto įvaizdžius darytis vis labiau sukoncentruotais į save, vis labiau egoistiškais. Ir tuomet prarandate visumos suvokimą ir jums nustoja rūpėti, kaip jūsų veiksmai veikia kitus žmones. Tai gali tapti žemyn traukiančiu sūkuriu, kuris palaipsniui nugramzdins jūs daug žemiau jūsų tikrojo kūrybinio potencialo, jūsų tikrojo dieviškojo potencialo. Iš tiesų nėra jokio apibrėžto limito, kiek žemai savimonę turinti būtybė gali nusileisti žemiau Kristaus sąmonės lygmens. Dievas jums davė nesuvaržytą laisvą valią ir neribotą vaizduotę. Vienintelis apribojimas yra tai, kad Dievas jums nedavė amžinybės eksperimentuoti su Antikristo sąmonė. Vos tik paragaujate gėrio ir blogio pažinimo vaisius, netenkate nemirtingo Kristaus sąmonės gyvenimo, tampate pavaldus žemesniems mirtingumo dėsniams ir antrasis termodinamikos dėsnis tai yra vienas iš jų. Kai nusileidžiate žemiau Kristaus sąmonės lygmens, nebesate amžinojo gyvenimo upės tėkmėje. Tampate pavaldus laiko ir erdvės įstatymams ir šie įstatymai apribos jūs konkrečia vieta erdvėje ir konkrečia vieta laike. Laikas ir erdvė jau pagal apibrėžimą yra ribotos koncepcijos ir kaip negalite būti visur erdvėje, taip negalite egzistuoti amžinai laike. Ribotas savasties jausmas, kuris yra jūsų paragauto Antikristo proto pasekmė, negali egzistuoti amžinai. Privalės ateiti diena, kai turėsite pasirinkti, kam tarnausite. Turėsite pasirinkti, ar norite sugrįžti į Kristaus sąmonę ir amžinai Kristaus sąmonės gyvenimą, ar ir toliau ribosite savo tapatumo jausmą Antikristo sąmonę, kuri neišvengiamai privalės mirti. Ir būtent tai yra ta teismo diena, apie kurią yra kalbama Biblijoje. Mato, 10 puslapis, 15 eilutė. Jeigu atsisakote augti link Kristaus sąmonės, jeigu atsisakote palikti savo ribotą savasties jausmą, tuomet jūsų galimybė eksperimentuoti su Antikristo sąmonė iš tiesų baigsis Biblijoje minimoje antrojoje mirtyje. Apreiškimo 2 puslapis 11 eilutė. Pirminė jūsų gyvybės srauto koncepcija niekada negali būti prarasta. Ši koncepcija yra amžinai saugoma Kristaus prote, visuotinėme Kristaus prote. Jūsų potencialas būti išganytais, turi būti išpirktais, sugrįžti į savo ankstesnę būseną, sugrįžti į malonės būseną, sugrįžti į rojų negali būti prarastas. Kad ir ką būtumėte padarę šiame pasaulyje, kad ir kaip giliai būtumėte nusileidę žemiau Kristaus žemės sąmonės lygmens, turite potencialą apsigręžti aplinkui ir pradėti kelionę aukštyn, kuris sugrąžins jūs atgal į Kristaus sąmonę. Viena iš Kristaus sąmonės funkcijų yra laikyti tyrą viziją. Tai yra įvaizdis, kuris buvo laikomas jūsų kūrėjo prote, kai jūsų gyvybės rautas pirmą kartą buvo sukurtas Dievo prote. Tai yra vizija, kuri apibrėžia jūsų individualumą, individualias dovanas, kurias jūsų kūrėjas jums davė, kai buvote pirmą kartą sukurti. Visos šios charakteristikos tebeegzistuoja, užrakintos Kristaus sąmonėje. Jeigu esate pasirengę transcenduoti ribotą savasties jausmą, kurį šiuo metu turite, galite atrakinti šią tyrą viziją. Galite susigrąžinti savo savasties jausmą, savo tapatumo jausmą, susigrąžinti vienovę su šia tyra vizija. Esate tai, ko manote esantis. Tad jeigu sugebėsite vizualizuoti ir priimti tyrą viziją, jūs būsite tyra vizija, kurią sukūrė Dievas. Žemės planeta iš pradžių buvo sukurta daug aukštesnėje tobulumo būsenoje, nei toji, kurią ji įkūnija šiuo metu. Žmonės šią planetą nugramzdino daug žemiau jos pirminio tobulumo. Tačiau šis pirminis planas vis dar tebeegzistuoja, tyros vizijos saugomas Kristaus prote pavidalu. Egzistuoja labai realus potencialas, kad kritinė masė žmonių gali pakylėti savo sąmonę iki Kristaus lygmens ir tuo būdu tapti atviromis durimis tyros vizijos sugrąžinimui į fizinį įsikūnijimą.
Dabartinės sąlygos Žemėje yra ne kas kita kaip filmas, kurį ant gyvenimo ekrano projektuoja kolektyvinė žmonijos sąmonė. Dauguma žmonių šioje planetoje šiuo metu tiki iliuzija, kad joks kitas paveikslas nėra įmanomas ar realistiškas. Jei bent nedidelis skaičius žmonių atsisakytų tikėti šią iliuziją ir suderintų savo Žemės viziją su tyra vizija, materijos šviesa su didžiuliu džiaugsmu atvaizduotų šią tyrą viziją vietoj dabartinės vizijos, kuri yra taip stipriai paveikta antikristo proto. Jeigu jaučiate, kad mano šiame kurse duodami mokymai pažadina kažką giliai jūsų širdyje, tikėtina, kad nusileidote į savo dabartinį įsikūnijimą būtent dėl to, jog norėjote tapti viena iš Kristaus būtybių, galinčių ištraukti žemę iš jos dabartinio apribojimų ir iškelti ją į aukso amžių, kuriame visi žmonės dalintųsi gausingų gyvenimų. Apie šią idėją daugiau pakalbėsiu tolimesniuose skyriuose. Tačiau kitame mūsų žingsnyje mums reikia įgyti gilesnį supratimą apie tai, kaip savimonę turinčios būtybės nusileido į ribotą savaties jausmą, kuris yra paremtas antikristo sąmonė. Įgiję supratimą, kaip praradote Kristaus sąmonės malonę, taip pat atrasite raktą, kaip susigrąžinti šią malonės būseną.